Po praeito video, kai apžvelgiam nemažai senesnių spaudos konferencijų, tiek ir naujų, tiek ir senesnių, supratau, kad ne vienas aš turiu šitą dalyką, kur patinka prisiminti senesnius laikus, senesnius video, tos kiek nostalgiškus video. Tai gal tokį sezoną, kai, jeigu konkrečiai apie Žalgirio Eurolygos sezoną, kai daug tų rungtynių pabaigų tokių buvo, kur nepasiseka, vieno metimo pritrūksta, kur kažko rungtynių pabaigoje pritrūko iki pergalės. Pagalvojau, kodėlgi neprisiminus tų laikų, kai tikrai buvo labai gražių ir gerų rungtynių pabaigų. Todėl panaršiau šiek tiek internete, paieškojau ir padariau tokį rinkinuką rungtynių, pabaigų rungtynių, kur tikrai sėkmė buvo būtent čia apie Kauno Žalgirio komandą ir daugumoje, man atrodo, apie Eurolygą. Tai ilgai nelaukiam ir pradėsim nuo, man tokių, sakyčiau, netgi vaikystės dar rungtynių. Puikiai prisimenu tą rungtynių galą, visų rungtynių faktas, kad nepasižiūrėjau prieš kiek čia, bet turbūt prieš kokią 12-13 metų turbūt viskas buvo. Taigi, ar prisimenat Sonny Weemsą? Sonny Weemso rankose kamuolys prieš Keladis, 15 sekundžių Žalgiriui, reikia taiklaus metimo. Va tokių žaidėjų dabar Žalgiriui trūksta, kurie galėtų vienas ant vieno gale rungtynių pasiimti. Vau. Tokią rungtynių pabaigą ištempt. Buvo tų ištempimų, bet tokių dėjimų ištempt. Čia kažkas vau. Į kokybę labai nekreipkite dėmesio, tikrai nelengva rasti 10-15 metų senumo video kokybiškų video. Popovičius, Kolinsas dar žaidė šitoj komandai. Jankūnas, žinoma, daug tokių pavardžių su sentimentais. Tai tokia labai trumpa ištrauka ir manau, kad galima eiti prie kito epizodo. Bus vieni epizodai trumpesni, nes, kaip sakau, kai ieškant senų rungtynių būna kai kur tiesiog 10-15 sekundžių, o kaip čia paskutinis metimas, kai kur bus ir porą minučių dramatiškos kovos. Ok, kita rungtynių pabaiga prieš Olympiakos. Čia šiek tiek ilgesnė, galim pažiūrėti. -7 taškai likus 2 minutėm. Dažniausiai jau sakai, vos nelaidot rungtynės gali. Pandeminis sezonas, kada netikri žiūrovai arenoj, o popieriniai maketai žmonių. Aš komentatorius nebūsiu, patys viską puikiai matot. Čia dar kai pasisekė, labai pasisekė, nes neįskaitė metimo Žalgiriui ir pusantros minutės -5 taškai. Aišku, situacija nėra beviltiška, bet ne pati geriausia tikrai. Bando išlaisvinti Milaknį Kauno Žalgiris, tą padaryti labai sunku dėl varžovų priežiūros. Grigonis. Gerai, kad ten nieko nėra. Pasiilgo tokių Milaknio tritaškių, ne? Atrodo, šis sezonas, kiek čia buvo prieš 3 metus, iš visų 5 žaidėjų dabar Žalgirio jau nei vieno nėra. Dar vieną pražangą turi, kurią gali išnaudoti žalgiriečiai. 6 sekundės Lukas. Labai kieta užtvara buvo prieš Volkopą. Lukui reiks pačiam užbaigti ataką. Kaip išmetė kamuolį Kostas Lukas. Ir kaip gerai gynėsi prieš Šilo Vernas ir kaip nenusėmė kamuolį Kauno Žalgiris. Spanulis dar žaidžia. Tokios įtemptos minutės. Vasilis Spanulis iš 3 taškų zonos. Spanulis, Lukas visada tie žaidėjai, kurie Žalgiris skandina. Augustino Rubito rankose. Ir koks Kauno Žalgirio vidurio puolėjų tandemas. Viską padaro vienu pergalę. Per pusantros minutės Žalgiris sugebėjo 7 taškus atlošti. Tai yra tiesiog dieviškas žaidimas ir jis atakos smaigalyje dabar išlygina rezultatą. Olympiakosas turi kamuolį, gali laikyti jį iki pat galo.
Ir Ir su aš kamuoliu stengsis tą daryti ir vis tiek pagal tikimybių teoriją kol kas situacija tokia, kad arba pratęsimas, arba varžovai laimi, arba Tomas Volkopas perima kamuolį. Va taip va būna. Taškus likus 80 sekundės. Tomas Volkopas, wow! Kad čia vyksta Kauno Žalgiris iš pelenų atlošia 7 taškus, atima kamuolį Tomas Volkopas paskutinės. Dabar jau aišku, kodėl Volkopas Olimpiakose būtent žaidžia. Nesiryžta prasižengti ir Tomas Volkopas pataiko metimą iš po krepšio kažkokioje kosminėje situacijoje. Nu čia pasisekė, labai pasisekė. Pirmiausia, švariai kamuolį perimto, tada tokį metimą pataikyt. Kas vyksta šiandieną Kauno Žalgirio arenoje? Buvo -7 ir Žalgiris laimi atkarpą rezultatu 9-0. 9-0. 11-2. Nu, čia dar Olimpiakosas turėjo sekundę ir Turi mesti kamuolį. labai gerai Grigonis apsigynė. Gonis blokuoja Ir va tokia rungtynių pabaiga, kur, o dar Šileris vadovauja komandai. Ir taip, čia ne ta rungtynių pabaiga, kur vienas metimas viskas, sakykime, konkrečiai. Nors gali sakyti, kad ir vienas metimas, bet čia reikėjo ne vieno metimo, o per nepilnas 2 minutės atlošti 7 taškus. Ir po tokių pergalių jausmas būna tikrai geras, ne? Kai jau būni beveik sustaikęs, kad nieko čia nebus turbūt šiandien. Bet 1, 2, 3 metimas ir žiūrėk jau pergalį. Gerai, judam prie sekančio epizodo. Prieš Valenciją Žalgiris +4 taškai ir atrodo viskas ramu, 7 sekundės ir kokia kvaila Heiso pražanga. tiek kartų savo šaudyti į koją. Nu kodėl taip daryti? Pavyzdžiui, Lovernas buvo tikrai labai karštoje situacijoje. Jo, čia šiek tiek viskas iš kitos pusės, kada Žalgiris +4 laimi ir atrodo, kad viskas ramu, bet kai parodys video, tai viskas baigėsi ne taip ir neramiai. Čia Valencija galėjo sukurti stebuklą, kaip atsilikinėdama 4 taškais laimi rungtynės per 10 sekundžių. turbūt pasikeitė po to vieno pataikyto metimo ir 2 iš eilės taiklus. 7 taškų persvara Eurolygoje nieko negarantuoja. Mes to galėjome įsitikinti praėjusią savaitę, bet Žalgiris leidžia varžovams sugrįžti į rungtynes dalindamas dovanėles. Linčius prameta trečią baudos. Ir varžovai atkovoja kamuolį ir meta iš 3. Ir 5 taškai per vieną ataką. Nu čia iš tų pabaigų Žalgirio, kur sužaist prašiau turbūt sunku. Bet komandai turim Marių Grigonį, kuris, kaip pamatysim, ne vieną Žalgirio pergalį yra pabaigoje ištraukęs. 3 sekundės. Ir susirena. Jo, čia vienas iš kelių Grigonio metimų. Turbūt bendrai paėmus Grigonis Žalgiriui tokių pergalių yra daugiausiai padovanojęs su paskutiniais lemiamais metimais. Nebuvo čia lengvas metimas, apsisukimas, verpstė ir paskutinę sekundę. Grigonis pataiko su sirena ir kamuoliui dar spurtant tiklelėje užsidega lenta, kuri reiškia, kad Valencija jau nebeturi jokių stebuklų. Irgi tas pandeminis sezonas, tas tuščias tribūnas taip niūriai atrodo, bet daug tokių buvo rungtynių tikrai. Gerai, turbūt 4 dabar epizodas bus ir čia rungtynės prieš Fenerbahčę, kur irgi -7 taškai. Bet Grigonis meta 3 taškai, lieka tik tai 4, bet aišku nepilna minutė. Čia irgi viena iš fantastiškų tokių Žalgirio pabaigų, kai reikėjo sužaisti ne vieną ataką, o porą gerų minučių. Grigonio 3 taškis, tada perimtas kamuolys, 2 su bauda.
Dabar po kelių metų žiūri tas komandas ir matai, kiek pasikeitimų: Dekolo, Asvelį, Obradovičius Partizane. Žalgirio komandos daugiau negu pusė irgi jau nelikė. Veselis Barsai. Ir čia Žalgirio užteko 15 sekundžių, kad vietoj 7-1 tašką tik tai paliktų Fenerbahčė pranašumą. Čia irgi pasisekė, kad Slukas visiškai nieko nesusikūrė per visą ataką, nors aš Sluką atsimenu visada kaip tą žaidėją, kuris Žalgirį arba Lietuvos rinktinę baudžia labai skaudžiais metimais, turi tą rungtynių gale savo žudikišką metimą. Ir kasgi kitas, jeigu ne Marius Grigonis. Likus 7 sekundėm pelno 2 taškus ir per minutę kiek čia? Vietoj -7+1. Čia pasisekė vėl. Apsiginta Lidėjos, Grigonio atkovotas kamuolys ir čia buvo jau antras epizodas Grigonio. Dar tikrai bent jau vienas, tai tikrai bus. Bet čia dar vienas iš tų epizodų, kai tiesiog per 1 minutę, kai pats tokias rungtynės praloši, būna labai gaila. Atrodo, 3 minutę 7-8 taškus ir kaip galėjai paleisti. Bet kai pats laimi tokiu būdu rungtynės, tavo komanda laimi, tai jausmas labai geras būna. Gerai, sekantis epizodas bus apie pergalę prieš Bayerną. Dar vienas pandeminis sezonas. Buvo +5, likus 50 sekundžių ir Bayernas sumažino iki 2. Čia dar vienas Grigonio pabaiga dar. Aišku, ne šitas metimas, čia Grigonis prametė, bet rungtynių pabaiga vis tiek jam priklausys. Bayerną beje dar Trinkieris čia treniruoja. Žalgiris bet kokiu atveju pasilieka galimybę atsakyti į tos 2 baudos metimus, o dar ir atrodo +2. Visai, nėra labai ramu, bet vis tiek persvara, gera persvara. Čia Bayernas kažką gražaus sukurs. Boldvinas šiandieną net tas pačias geriausias savo rungtynes žaidžia. Žalgiris žaidžia 2 ir kokia kvaila Laverno pražanga. Žaidėjas, kuris turi tikrai didelį talentą, gerus duomenis, bet jo kiek jisai 2 metus Žalgirį žaidė, kartais tie kvaili sprendimai taip varydavo neviltį, atsimenu. Tas pražangas kartais tokias visiškai nelogiškas. Čia irgi viena iš tų, kuri galėjo komandai pergalę kainuoti. Ir Žalgiris turės per 4 sekundės sugalvoti kažką stebuklingo, jeigu varžovo metimas dabar bus taiklus. Šileris turi 1 minutės pertraukėlę. O Vileris Babas pataiko nuo baudų metimo. Ką tik buvo +5, dabar jau -1. Bet turim 4 sekundės ir Marių Grigonį aikštelė. 30 jos dalys. Milaknis aikštelėje. Daug judesio. Marius Grigonis gauna kamuolį. Meta iš 2 taškų zonos. Tokios emocijos, bet
tos tuščios tribūnos, kaip keistai atrodo, būtų standartinis sezonas, dabar visa Žalgirio arena ant kojų pakiltų, bet tribūnos visiškai tuščios. Sunku net pagalvoti, prisiminti, kad atrodo visai nesenai prieš 3 metus turėjom tokį laiką, kada tokiom tribūnom reikėjo žaisti. Taip, ką mes čia turim toliau? Dar vieno Žalgirio ir Bayerno rungtynės. Čia vienintelės šių metų rungtynės ir viena iš nedaugelio rungtynių pabaigų, kada Keenanas Evansas pasiėmė ant savęs rungtynių pabaigoje ir sėkmingai. Likus 9 sekundėm čia. Atsilikinėjo 1 taškų, persvėrė ir pavyko nuo varžovus sėkmingai apsiginti. Kaziukas laimingas. Bet čia viena iš tokių labai nedaugelio šio sezono pabaigų, atsiminus kiek šį sezoną buvo tokių rungtynių pabaigų, kur būtent mums nepasiseka pataikyti, ar varžovai pataiko paskutinę ataką. Tai čia tik tai parodo, kiek daug sėkmės vieną sezoną gali būti, kitą sezoną jos pritrūksta. Tai čia vienintelis epizodas iš šio sezono ir buvo. Sekantis video apie... čia labai trumpas, neradau. Sakykime, būtų įdomu, kaip čia rungtynių pabaiga, čia sezonas, tas gerasis sezonas Žalgirio. Micičius komandai žaidžia, dar matosi. Kai Ulanovas, šitam sezonui Ulanovas tikrai ne vieną rungtynių pabaigą ištraukė, bet čia viena iš jų, kai paskutinė sekundė. Micičius įsimeta ir Ulanovas 2 taškai. Deivisas, Tupanas, Kavaliauskas, Pangosas, Valinskas, Milaknis. Nieko žiauru, kiek pasikeitimų komandai. Čia šone buvo Milaknis, turbūt visi būtų labiau norėję, kad jisai vos ne laisvės įsimestų paskutinę sekundę, bet Ulanovas per rankas ir sėkmingai padovanojo Žalgirio komandai pergalę. Ta patį sezoną Ulanovas, jeigu neklystu, nuo tos pačios Malagos Unikakos ir nepataikydamas metimą komandai padovanojo pergalę, o apsigynęs paskutinėje atakoje, nublokavęs varžovą greitoje atakoje, apsigynė ir taipogi Žalgiris iškovojo pergalę 1 tašku Žalgirio arenoje. Jeigu neklystu, čia buvo lygiai tas pats sezonas. Kitam video pamatysim Andersoną. Dar vienas žaidėjas, kuris man labai primena Sonny Weemsą, šiek tiek savo tokiam fiziniam savybėm, mokėjimu prasiveržti. Paskutinę sekundę nebijoti imtis iniciatyvos. Čia irgi paskutinę sekundę lygina rezultatą ir dar pražangą išprovokuoja. Baudos metimas taiklus ir varžovam, kiek čia lieka 2 sekundės geras. Va, kai arena pilna žmonių, ne pandeminiai jokie sezonai, iš karto koks triukšmas, kokia atmosfera. Jo, Andersonas, gaila, kad jisai kažkaip, kai išvažiavo iš Žalgirio, niekur taip, kaip sakyt, buvo Eurolygos vidutiniokas, bet pagal tai, ką jis Žalgirį demonstravo, gal čia ir nebuvo tuo metu pati stipriausia Žalgirio komanda, bet parodė, kad tikrai yra labai stiprus individualiai žaidėjas, bet kažkaip stipresnėse komandose dažnai visoje toj gerų žaidėjų masiai pradingdavo. Čia dabar, sakykime, pergalė, gal ir tai būtų buvus, bet įtvirtinimas tos pergalės Artūras Milaknis, čia gal šalia temos, bet vis tiek legendinis epizodas. Likus 5 sekundėm.
Ir legendinė Jasikevičiaus reakcija Milakniui. Jo, čia Žalgiriui pasisekė, kad vietoj 1-4 taškų persvarą Žalgiris gavo garantuotą beveik pergalę, bet jeigu būtų nepataikę šito metimo, Milaknis čia galėjo labai nefainai komandai padaryti. Ir dabar judėsim prie paskutinio video. Gal jau kiek ir atsibodęs video, visi manau, kad 100 kartų matė, bet jeigu jau darom tokį epizodą su legendiniais, ne legendiniais, bet sakykime, šitas tai tikrai legendinis bus, bet tokiais, sakykime, Žalgiriui sėkmingais epizodais rungtynių pabaigoje, tai be šito niekaip. Video kokybė žinoma labai prasta, bet Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Lietuvos Rytą. Aš tai šitų laikų neatsimenu, bet kas juos atsimena, aš manau, kad turėtų visi sentimentai, visa kita dar labiau jaustis. Dar kitokie atsiminimai būt. Vienos komandos fanam labai geri, kitiem labai blogi. Čia va įrodymas, kad per anksti pergalę patikėti negalima, nes praleidai 3 taškį, dėl kamulio nepakovoji, praleidai dar 1 3 taškį. Tas tribūnas, kai žiūri, irgi atrodo taip keistai viskas. Visi žiūrovai taip arti, tie patys žmonės atrodo, ką, nepasikeitė, bet iš dalies vis tiek 20 gerų metų praėjo, ta žmonių visas stilius labai šiaip skiriasi viskas. Jo, komentatoriai jau net nelabai ir svarsto, kad šitas 0,3 sekundės likę, tai kažkaip niekas net negalvoja, kad galima kažką tai padaryti, o visi apie pratęsimą šneka, kad to žaisim pratęsimą. Bet, sakom, sulaukim rungtynių pabaigos. Žinoma, daugiau tokių atsiminti epizodų, kur likę mažiau negu sekundė, čia netgi mažiau negu pusė sekundės. Ir ypač savo aikštės pusės, kai išsimetamas kamuolys. Aš neatsimenu. Jeigu tu atsimeni, pakomentuok. Aš tai neatsimenu. Nors tikiu, kad tikrai. Ir čia Timinskas kokį metimą pataikė. Toks vaizdas, kad Ryto krepšininkai irgi net nelabai tikėjo, nelabai ir gynėsi tiesiog. Galvojo, pastovėsim, svarbu kažkur kažko nepastumt, neprasižengt, bet va tas atsainumas. Taip, toks, skau net keista žiūrėti, kai tokia kokybė, bet tais laikais tai buvo, tai čia kiek buvo, turbūt kokios 7 rungtynių pabaigos, ką man pavyko rasti tokių įdomiausių, sėkmingų, laimingų pabaigų, kur komandai pavyko laimėti, taigi čia tiesiog tokia priešingybė turbūt šiam sezonui, kai, sakau, jeigu praeitą sezoną sekėsi, šį sezoną nesiseka, tai tiesiog prisiminkim, kad ne visada gali laimėti, būna tų visokių rungtynių pabaigų, bet po to jas smagu prisiminti. Tai ačiū tau, jeigu šį epizodą pažiūrėjai, komentaruose parašyk, kokia rungtynių tokia pabaiga tau yra labiausiai įsiminus, nesvarbu, ar kai komandai pavyko laimėti, o gal kaip tik nepavyko laimėti. Ir iki kito karto, iki.